Šiandien aš noriu pasikalbėti su tais, kurie jau visiškai paseno, kurie mato jau šviesą tunelio, kurie jau galvoja, kad yra per seni bet kam. Aš manau, kad jūs žiauriai nusišnekat. Prieš keletą mėnesių buvau aplankyti savo vieno seno gero bičiulio su šeima, savo buvusio klasioko. Ir iš tikrųjų žiauriai fainai pasėdėjom, buvom nesimatę 5 gal metus. Tačiau vienas dalykas po mūsų pokalbio man žiauriai įstrigo. Jo žmona, jo antroji pusė pasakojo apie savo hobį, savo potraukį, apie savo užsiėmimą ir papasakojo svajonę, kad norėtų visiškai pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo veiklą. Ir jinai sako, jo, žiauriai norėčiau, bet sako, aš manau, esu per sena. Daugelis iš mūsų dažnai save sugebam nurašyti dėl savo amžiaus, kad mes esam per seni, dėl to, ką aplinkiniai pagalvos, dėl to, kad mes jau turbūt nieko nebegalim išmokti arba nieko nebegalim duoti kitiems. Šitas klausimas iš tikrųjų man seniai neduoda ramybės. Prieš keletą savaičių man stuktelėjo Kem 5. Atsimenu, dar būdamas paauglys, žiūrėdamas filmus, atsimenu, buvo seni filmai apie žmonės, kuriems Kem 5 metų, aš žiūrėdavau ir galvodavau, taigi Kem, nu viskas, taigi atėjo Kem 5, nušakės, tavęs nėra, gyvenimas baigėsi, ką tu gali nuveikti, bet prieš 2 savaitės stuktelėjo gimtadienis ir žinot, sėdžiu galvoju, kada aš pagaliau, ne tai, kad pasensiu, bet kada aš pagaliau bręst pradėsiu. Aš nežinau, ar čia klimato kaita, ar čia internetas, ar čia kažkokia tai politika, ar čia covidas padarė, bet nepastebėjau, kad su metais tapčiau visiškai kitų žmogų. Taip, kaip asmenybės mes augam, mes keičiamės, atsiranda patirtis, požiūris į kai kurios dalykus gali pasikeisti, bet šiandien lygiai taip pat, kaip būdamas 15 prieš 30 metų, savo galvoje, savo širdį, savo smegenyse, aš jaučiuosi vis dar tas pats žmogus. Vis dar norintis tų pačių iššūkių, vis dar turintis tas pačias svajonės ir vis dar turintis naujų tikslų. Todėl noriu jums papasakoti keletą istorijų iš savo patirties ir duoti keletą patarimų, kurie gali būti padės jums priimti sprendimus, kuriuos jūs seniai norėjote priimti. Prieš kokius 5 metus, 6 gal metus, atsimenu, pas mus į įmonę atėjo vienas klientas, kuris ieškojo savo pamainos, nes viena iš veiklų, kurią mes dar tuo metu irgi darėm, tai buvo žmonių paieška, galvų medžioklė. Ir klientas ieškojo savo pamainos, ieškojo būsimo direktorio savo įmonėje. Ir žinoma, kaip su kiekvienu klientu, mes juos susėdom, įsikalbėjom apie gyvenimą, apie verslą. Jis pradėjo pasakoti apie savo veiklą, kadangi tai buvo aktualu ir jam suteikiamai paslaugai. Ir žinot, tai sako, man 71 metai. Sako, mano bizniui 22 metai. Sako, savo biznį aš pradėjau būdamas 49 metų. Ir mes įsikalbėjome šio klausimo, kaip tai nutiko, kodėl 49 metai. Atrodo, jau daugelis žmonių sugeba, būdami tokių metų, save padėti pavėsi, būdami tokių metų, nuspręsti, kad jau viskas, kad jau jie viską padarė, ką galėjo padaryti ir dabar jų laukia užtarnautas poilsis. Ir jisai sako, žinai, sako, aš visą gyvenimą mokiausi, siekiau karjeros. Ir sako, būdamas 49 metų, aš supratau, kad aš turėjau svajonių, aš norėjau turėti savo veiklą, aš turėjau idėjų, turėjau minčių ir niekada nesiryžau jų įgyvendinti. Ir būdamas 49 metų aš supratau, kad niekada nėra per vėlų pradėti. Ir sako, tik dabar, būdamas 71 metų, aš pagaliau noriu šiek tiek ramesnio gyvenimo dėl savo sveikatos, dėl ramybės, sako, noriu ramiau gyventi, bet sako, turbūt vienas iš geriausių sprendimų, kurį kažkada sugebėjau priimti, tai buvo pradėti veiklą, būnant 49 metų. Kita istorija, žinot, yra žmogus, kuris, aš manau, daugeliu iš mūsų galėtų būti pavyzdžiu. Aš kalbu
apie žinomą, turbūt vieną žymiausių, vieną populiariausių podcasterių pasaulyje, apie Joe Roganą. Jisai turbūt, nežinau jau kiek, jau 12 metų, 11 metų, nepamenu prieš kiek laiko jisai pradėjo savo podcastus, yra vienas iš populiariausių, žinomiausių, daugiausiai žiūrimų, sekamų podcasterių. Nesvarbu, mes galim nepritarti jo informacijai, jo nuomonei, mes galim nesutikti su to, ką jisai transliuoja. Tačiau vienas dalykas, apie ką jisai kalba nuolatos ir aš ką girdžiu kalbant, kadangi gan dažnai žiūriu, klausausi jo podcastų, jisai sako, aš pradėjau podcastus, būdamas vyresnis negu 40 metų. Ir sako, pradėjau tokią nesąmonę. Sako, tačiau šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš geriausių, tvirčiausių ir man pelningiausių sprendimų gyvenime pradėti daryti tai, ką aš jaučiau, ką aš norėjau, būnant jau subrendusio amžiaus. Ir aš galvoju, daugelis iš mūsų turėtumėm suprasti, kad metai yra tik tai skaičius. Metai dažniausiai tai yra skaitinė išraiška mūsų patirties, kuri įrašyta į mūsų pasą, įrašyta į mūsų dokumentus. Ir mes taip dažnai galvojam, kad tai yra barjeras, kad tai yra turbūt riba, ties kurią mes turim sustoti, mes turim nustoti ieškoti, nustoti svajoti. Ir aš sutinku, kad ne visada yra lengva. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad metai atneša baimę. Ypatingai, jeigu esi aktyvus žmogus arba esi kažką gyvenime veikęs, tu įgauni daug patirties ne tik sėkmėje, bet įgauni ir daug patirties nesėkmėje, nes su metais tu dažniau nudegi, tu turi daugiau istorijų apie nesėkmes, apie tai, kaip tau nepavyko, tu turi daugiau patirties, ko neverta daryti, nebenori vėl nudegti, esi pavargęs nuo gyvenimo. Ir turbūt tai dažniausiai būna viena iš priežasčių, dėl ko mes nusprendžiam kažko nedaryti. Metai kartais gali būti ir privalumas. Nežinot, kaip sakydavo mano senelis. Senas, tu tampi tik tada, kai pradedi galvoti, kad viską žinai. Senas, tu tampi tik tada, kai nusprendi, kad nebenori išmokti nieko naujo. Nes tol, kol tu mokaisi ir tol, kol tu esi atviras pasauliui, tu niekada nepasensi. Ir aš manau, šitas dalykas turi būti visų mūsų galvoje. Todėl noriu palikti keletą patarimų, kurie padės jums nebijoti susidurti su savo metais. Nebijoti susidurti su skaičiu, kuris keičiasi, kurį mes švenčiam kiekvienais metais. Nebijoti senti ir naudotis tą patirtimi, kurie ateina su metais. Ir nebijoti tų klaidų. Ir nebijoti daryti. Pirmas dalykas, kurį aš pastebėjau dirbdamas su žmonėm, ir ypač sėkmingai žmonėm, ir ypač vyresnio amžiaus žmonėm. Pirmas dalykas, kurį mes turime visi, manau, įsisavinti, kad žinios, žingeidumas ir pastovus nuolatinis mokinimasis yra pats pagrindinis jaunystės šaltinis. Kuo daugiau dėmesio ir laiko mes skiriame išmokti kažką naujo, tuo ilgiau mes išliekam jauni. Tuo daugiau mes neatsiliekam nuo pasaulio, nuo besikeičiančio pasaulio, nuo besikeičiančių technologijų, nuo besikeičiančių trendų, nuo besikeičiančių apskritai gyvenimo sąlygų. Labai dažnai matau žmonės, kurie, žinot, sako, anksčiau buvo geriau mūsų laikais. Tai yra turbūt pirmas dalykas, kurį mums reiktų išmesti iš galvos. Visus mūsų laikus, senus laikus. Išgirstu kažką šalia mane šnekant, kad mano laikais buvo geriau. Aš dar sakau, žinai, o mano laikai vis dar tęsis. Ir aš manau, jie tęsis iki tol, kol būsiu aš. Antras dalykas, rekomenduoju daryti ir įsisavinti. Stenkitės kaip galima daugiau bendrauti ir klausytis jaunesnių už save. Kiekvienas jaunesnis žmogus turi aštresnį protą, aštresnį matymą, atviresnis pasauliui. Todėl gali atnešti naujų idėjų, naujų minčių. Mes dažnai su metais, su patirtimi pradedame užsidaryti, pradedame galvoti, kad viskas mums aišku ir dažnai neįsileidžiame nieko naujo. Mano vaikai mane kiekvieną kartą išmokina kažko naujo. Ir šitoje vietoje aš stengiuosi visuomet padėti savo ego į antrą planą, nors mano ego didžiulis, milžiniškas, kartais netelpa net į 3 kambarius. Bet su vaikais bendraudamas aš išmokstu ne tik naujų dalykų, naujų žinių, bet aš išmokstu pažint, suprast pasaulį jų akimis. Aš įgaunu tos energijos, tos gyvybinės, tvirtos energijos, jaunų žmonių energijos, noro daryti.
Ir žinot, mane tai labiausiai motyvuoja. Trečias dalykas, kuris yra ypatingai svarbus, ypač bėgant metams. Rūpinkitės savim, rūpinkitės savo fizinę formą. Žmogus pradeda sent tada, kai nusilpsta kojos. Nes kai kojos nusilpsta, mes nebegalim niekur išeiti. Kai kojos nusilpsta, mes nebenorim niekur išeiti, nes mums skauda. Todėl stiprios kojos, stiprus kūnas padeda galvai, smegenims, širdžiai išlikti jauniems, aktyviems, socialiems, o mums buvimas tarp žmonių yra verkiamai būtinas, nes būnant tarp žmonių mes save matome geriau, mes save jaučiame geriau. Ir aš manau, tai yra 3 dalykai, kur gali mums padėti jaustis jaunesniais, būti jaunesniais ir nebijoti pokyčių. Todėl kiekvienam iš jūsų šiandien noriu palinkėti. Išlikite jauni, mokinkitės, užsiimkite savim, rūpinkite savim. Jūs esat pats brangiausias žmogus jūsų gyvenime. Tik jūs galite atnešti jums džiaugsmo, tik jūs galite atnešti jums naujų iššūkių, naujų patyrimų. Todėl išlikite jauni ir rūpinkite savim. Ir ačiū jums už dėmesį ir susitiksim greitai.